Būkime atviri. Kovo pabaigos rytai Kaune dar gali būti gana pilki ir mieguisti, bet tik ne kovo 27-ąją. Kol didžioji dalis miesto dar tik spaudė snūz mygtuką žadintuve, mes jau sėdėjome automobilyje ir lėkėme link jūros. Planas – maksimaliai pravėdinti galvą ir išbandyti save žygyje Palangoje su Trail Master komanda. Kelias iš Kauno neprailgo. Geras grojaraštis, pora puodelių kavos ir štai mes jau čia, kur kvepia pušimis ir artėjančių nuotykių. Atvažiavus į vietą, iškart supranti, čia susirinko bendraminčiai. Tie, kuriems rami kava kavinėje tiesiog per daug nuobodu. Mus pasitiko Trail Master organizatoriai. Iškart matosi, kai žmonės dega tuo, ką daro. Jokio streso, viskas suorganizuota idealiai, aiškus instruktažas, šypsenos ir ta nereali bendruomenės energija, kuri tiesiog užveda. Kuprinė ant pečių, batai užrišti, grupė paruošta. Judam! Ir tada išėjome prie jūros. Vaizdas atimantis žadą, bet vėjas primenantis, kas čia šeimininkas. Baltija kovo pabaigoje dar turi tos rūstybės, bet būtent dėl to čia taip gera. Prisipažinsiu, eiti per klampų smėlį – tikras iššūkis kojų raumenims, bet kai matai aplinkui besišypsančius, nors ir šiek tiek pavargusius kitų žygeivių veidus, supranti, kad tas jausmas yra tiesiog nerealus. Jokio miesto triukšmo, tik bangų ošimas ir tavo paties kvėpavimas. Žygis pajūriu kovo mėnesį turi savo magijos. Gamta dar tik bando busti į žiemos miego, bet tas pavasario kvapas jau tvyra ore. Mes nėrėme gilyn į Palangos pajūrio pušynus. Žingsnis po žingsnio, takelis po takelio. Kas man labiausiai patiko Trail Master maršrute – tai balansas. Čia nebuvo tiesiog nuobodus ėjimas asfaltu. Gavome visko – ir minkštų samanų, ir klastingų medžių šaknų, ir žinoma tikrojo pajūrio reljefo, kur kiekvienas žingsnis reikalauja šiek tiek daugiau pastangų. Tas jausmas, kai supranti, kiek kilometrų liko už nugaros, yra geriausias apdovanojimas. Nuovargis malonus, o galvoje visiška ramybė ir švara. Didžiulis ačiū Trail Master už nerealią trasą, saugumo jausmą ir tą atmosferą, kurią sukūrėte. Tai buvo tobula kovo 27-osios diena. Jei vis dar dvejojate, ar verta keltis anksti ir važiuoti 100 km dėl žygio, mano atsakymas yra vienareikšmiškas taip. Išlipkite iš komforto zonos, gamta jūsų laukia.